Keliamės, kino pavasaris. Nori kino pavasarį? Kur bus? Šiauliuose. Varo, aiškus. Varo. Nebuvę Šiauliuose, tai kartu bus. Važiuojam į Šiaulius. Šiauliai užrašyta ir vien dėl to sustojo, o nepagalvojat, kad čia bus kokie, nežinau, ten atgrubnąjie, kad čia subraižysim, ten apvokt. Ar neatrodom tokie? Neatrodo. Ar nebuvot mažų, nebuvo tokių kaip patirčių blogų, nežinau, jums, kaip čia pasakyti? Visko buvo, bet nesimatėm, kad būtų tokie. Nu, angeliukai, ne? O dažnai sustoja tranzuotojams? Nu, nelabai dažnai. Retkarčiais. Tai va, mums pasisekė, hebrai, tikrai mums pasisekė. Maloniai važiuojam su dėdė Arūnu. Šiauliai, kaip tau? Čia kvapas. Šiaulių. Šiaulių kvapas. Geras. Varom. O kur varom? Nu, pažiūrėk, pilnas stalas, dar burnelio pasiūlo. O, mano draugai, važiuokit visi į Šiaulius. Ačiū. Nu, akim susižiūrė. Ne, atsimenu, kada tyro alkoholio geriau. Tokio kaip stipresnį. Abaldas! Mano vardą! Ar tai Iš kur čia tiek vaikų? Evaldas ką tik pamyžo ir grįžta. Aš taip ir galvau, kad tu filmuosi. Vežk mane lauk iš čia. Ai, užturėjau Dievą. Dievas mano širdį. Tik vyną pilk. Dabar mane Gvidas nuveš. Vėliai žino kur. Aš jam pasitikėjau 3 savaitės, nemiriau. Gal dabar nemirsiu. O, bambas. Kodėl toks išsekęs visas? Todėl, tu mane į rėmus įstatai realiai. Kodėl? Sakai, sėdėk čia ant lovos ir papasakok, kas buvo. Jo. Aš noriu vaikščiot, pavyzdžiui. Aš noriu performansą padaryti. Kodėl turi būti šitie rėmai? Mano rėmai. Ar tu išgėrė? Taigi mes dirbom visą vakarą. Nu, tu dirbai. A, jo, tau kolių nereik ruoštis? Nu, man reikia, bet tai yra šiandiena, yra rytojus, yra dar viena diena. Ir tik pirmadienį kolius. Aš savianalizę jau padariau, žinok, kas man teliko tiesiog perskaityti skaidrės vieną kartą ir viskas. Nors prieš atvažiuojant į Ravais, ar bus galima pasimokinti pas mane? Nu tai pasimokint gyvenimo, nežinau, paimti patirties, kaip čia viskas Šiauliuose, žinai. Na gerai, sveikata. Na gerai. Man lengtas, o Nes susirikom į vakare. Tokią sunkią dieną turėjom, žinokit. Nu, apsunkina, žinot, ten tankiai visokie į kūną. Sunkesnį už vandenį. Žinokit, džiaugiuosi, kad čia atvažiavau. Neįsivaizduoju, kaip geriau būčiau Kaune laiką praleidęs. Vis tiek aš dabar ant deficito Kaune sėdžiu, žinot, skolos, ten bobos, negražina visokios. O, jėzau. Kaip gerai, kad kamera, žinai, nefiksuoja visų pojūčių. Kaip mėgojai? Ojo. Rimtai? Kas buvo? Nežinau. Mes tavęs bijom. aš vegetaras nesuvalgysiu.
Sveiki visi, esu Gvidas ir čia atvažiavau kartu su savo draugu Eldu. Eldu, pamojuok. Ko gero jau matytas kažkur. Oi, išsijunk. Ir norim iš karto pristatyti patį naujausią savo video, kaip mes atvažiavom čia. Esu didelis Gvido fanas, žiūriu, čia visus video, tripai nesveikiai, hebra, davai subscribinat Gvidą, žiūri Snapchatą, viską. Tikrai tikiuosi, kad tikrai dėsi video, kad spėsi ten visus video ir su užsakymais ir taip. Neaplėskit tūbės, davai dėl fanų sėni. Jo, gerai, ačiū tau. Nenusitrins dar 5 metus. O sako, kad čia traukinys. Čia mikriukas ant bėgių. Labai fainai praleidau laiką su Gvido tėvais. Pašnekėjom, atsigėrėm, privalgiau taip, kad, kaip per Velykas mane, žinai, ant tų švenčių prišėrė. Tik, žinai, greit reiks trukti iš čia, su tuo mažu mikriuku, kad tai po to, žinai, neišpjautų, kai kiaulės. Gerai, tai ačiū, kad